Šiandienos laidoje jūs matysite pokalbį su Andriumi Birulinu. Tai yra Newton Gym bendras savininkas, taip pat jis yra privatus treneris ne vieno garsaus žmogaus. Taip pat jis yra treniravęs tokius kovotojus kaip Teodoras Aukštuolis, Tomas Pokutinskas, Raimondas Krilavičius, Sergijimas Labojev ir taip toliau. Taip pat užsiėmęs yra ir ne viena krepšinio komanda. Ir šiandien paliesime temas apie motyvaciją, discipliną, klubo įkūrimą, apie mitus, kurie yra apipinti apie sportą, fizinį pasirengimą, mitybas ir taip toliau. Tad jūsų laukia labai įtraukiantis bei įdomus bei pamokantis pokalbis. Please welcome Sergej Maslavojev. Sveiki, mano mėly draugai. Šiandien į studiją aš atsitempiau per jėgą, jau tempiau jau kelis mėnesius, kalbinau, prašiau, kviečiau ir pagaliau gavosi. Šiandien studijoje pas mus yra Andrius Birulinas. Jis yra fizinio pasirengimo treneris, teisingai? Taip. Labai gerai. Ir šiandien jis pasidalins savo patirtim kaip trenerio, kaip private coach, personalinio trenerio ir dabar jau kaip savininko klubo, bendro savininko, kaip galima suderinti tos du dalykus, nepamesti savęs, neperdegti, na ir būti toliau veiklių, augančių ir perspektyvų. Labas, Andriau. Sveikas, Sergejau. Ačiū tau, kad pagaliau, nežinau, Ilgai. savo sunkiam įtemptam grafikė radai mums laiko, mums mirtingiesiams. Mes labai esame tau dėkingi. Už tai mes iš karto tau norim atsidėkoti ir pasaldyti tavo gyvenimą kuvaldą barą su šokoladukais. Ačiū tau. Žinau, kad jos esi pamėgis, ragavęs ne kartą. Tikrai taip. Stop. Priminimas. Brangieji, paprašysiu jūsų palaikyti mano kanalą paspaudus like, paspaudus subscribe, taip pat mažą varpelį, tam, kad nepraleistumėt sekančių mūsų išėjimų į eterį. Taip pat nepamirškite palikti komentarą su nuomonė apie šitą pokalbį ir ką norėtumėt pamatyti ateityje, nes tai padės man kurti turinį tokį, kokį jums norėtųsi matyti. Taip pat aš noriu priminti, kad šitas projektas yra socialinis, tad iš jo aš visiškai nieko neuždirbau, bet noriu atskirai padėkoti Patreon bei Contribui platformų rėmėjams už tai, kad jūs padedate išlaikyti visą šitą projektą. Tai dar kartą jums ačiū ir gero žiūrėjimo. Prieikim prie pirmo mano klausimo. Turbūt pats startas. Kaip prasidėjo tavo kaip fizinio pasirengimo trenerio kelionė? Nuo ko jinai prasidėjo? Tiesą pasakius, netyčia. Nes pradėjau studijuoti LSU, tai Kaune, Lietuvos sporto universitete ir mano pirma specializacija tai buvo krepšinio treneris. Ir aš atidirbau gal 4 metus. Sakykime, pradėjau nuo 2 kurso Kaune dirbti ir tada grįžau į gimtinę, į Pabradę ir dar keletą metų tenais dirbau. Ir pabaigus mokslus atsirado labai daug laisvo laiko, kadangi būreliai po pamokų, tai darbas prasideda, sakykime, 5-6 valandą, tų valandų nebūdavo daug ir nusprendžiau, kad kažką galbūt reikėtų pasiieškoti, nes mokiausi ir kūno rengybą sporto universitete ir galvoju, reikėtų galbūt praktikos daugiau, nes mane visą laiką tai žavėjo. Atsimenu, su draugais garaže mes sportuodavom, prisipirkęs štangų, hantelių, aš jiems ten programas rašydavau. Taip, nuo pat pradžių pati vilko šitas dalykas? Jo. Nes, žinai, mokyklai viskas prasidėjo nuo to, kad norėjau merginom patikti. Tai, žinai, nusipirkai štangas, hantelius, kažką ten pasižiūrėjau kultūristų, žinai, Švarco. Tada galvoju, kad irgi toks pats būsi. Na tai va, tai ir kažkaip visą laiką tas vilkosi ir galvodavau, kad galbūt... Gerai, iš kur tos programos imdavai? Gal prisiminė, gal tu neprisiminsi, ne ta sporto šaka, būdavo toks kultūrizmas.net, lietuviškas puslapis. Ir tenai skaitydavai tos forumus, tas informacijos būdavo labai mažai, kažkokie galbūt žurnalai buvo.
Dar tais laikais labai lėtas internetas buvo ten. Aš atsimenu. YouTube ten nekraudavo. Kas tas internetas buvo, aš atsimenu, pirmus kartus internetinę užeidom, tai aš bandydavau į floppy diską įsisaugoti Deniso Rodmano nuotraukas. Kuo daugiau, nes, arba Prodigy, nes tie du, kurie mane tada vaikystė, nuo jaunystė, paauglystė, nežinau, labiausiai įkvėpdavo, labiausiai patikdavo. Tai Deniso Rodmano tas kaip šaumenas, kaip save, žinai, pozicionuoja, nu ir muzika, ir lygiai tas pats tas freestylas The Prodigy grupės. Ja, tai pas mane kompas greitesnis jau buvo. Na, bet internetas buvo labai prastas. Ir žodžiu, visą laiką tas vilkosi ir kažkaip mokslus pabaigęs, nusprendžiau, kad reikėtų praktikos kažkur. Tai išsiunčiau visus sporto klubus CV savo, pasiprašiau nemokamos praktikos. Kad galbūt kažkas galėtų mane pakuruoti, kažkoks galbūt mentorius būtų, kad galėčiau stebėti. Kaip gražiai tu čia. Ir atsiliepė Impulsas. Tuo metu tai pakvietė darbo pokalbį ir priėmė į darbą. Ir už tai dar pinigus mokėjo. Įsivaizduoja. Iškart paėmė ir pradėjau pinigus už tai gauti ir kažkaip buvo žiauriai keista, žiauriai smagu. Tai va, tai ir mano tada prasidėjo kelionė kaip treneriu ir man žiauriai patiko ir aš supratau, kad čia yra mano dalykas, kurį aš galbūt galiu daryti geriau negu su krepšiniu, nes betreniruojant vaikus, kaip sakykime, vyriausiasis treneris krepšinio, aš supratau, kad aš tiek žinių nebeturiu. Gali tobulėti, bet aš pats krepšinio nežaidžiu aukštam lygiui. Supratau, kad aš labai daug kur grybauju. Buvo skaudu tai pripažinti, bet... Bet pripažinai, čia gan stiprus faktorius, nes čia ne kiekvienas gali savo pripažinti. Ne? Dažniausiai Lietuvoje būna bent jau įvairių sporto šakų atstovų, kiek žinau, kad visus antrį raidžių senčiuose, bet aš taip geriausias, aš pats pradingiausias, aš pats savo fainas. Pilna tokių, pilna, tikrai taip. Žiūrėk, mes su tavim susipažinom VS Fitness klube. Buvo toks. Jo. Man tave pristatė kaip puikų fizinio rengimo trenerį, kad tu dirbai su, jau kaip galima sakyti, elitiniais sportininkais. Kaip darbas ten? Kada tu ten papuolė į VS Fitness? Nes buvo labai fainas klubas iš tikrųjų Vilniuje, Oze. Labai fainas. Mano irgi nostalgija iki... Atmosferas gal. Atmosfera faina, jie tam buvo. Tai fainas. Kolektyvas buvo fainas, žmonės faini. Tenais irgi toks gavosi, kad pamačiau, kad priimtų trenerį dirbti, nusiunčiau CV ir atsidūriau VS Fitness'e. Tenais sutikau žiauriai fainų kolegų, iš jų tikrai mokiausi. Ir ten man, sakykime, tenais jau prasidėjo tikrasis kelias galbūt kaip į fizinio rengimo trenerį. Nes tu dirbi ir su mirtingaisiais, bet ir su profesionalais atletais. Tada ir prasidėjo ir su krepšininkais pas mane darbas, su dubleriais Vilniaus Ryto. Čia ta prasme, jau fizinio rengimo būtent. Taip. Okay. Ir tada prasidėjo, man atrodo, Teodoras Aukštuolis pas mane atėjo pirmas sportininkas iš kovos menų. Tai ir viskas prasidėjo. Galbūt pamatė, kad visai geri rezultatai. Visai grįžęs buvo po pertraukos, sunkiai dirbo. Gaila, kad dabar nebesportuoja, bet Teodorai, laukiu salėje. Adresą žinai. Jo, aš sužinau apie tave iš Andriaus žmonos, Evelinos Bidžanovos. Jinai karate atstovė. Jo, tai jinai rekomendavo tave. Aš galvoju, pabandom, kodėlgi ne, nes prieš tai aš buvau tik tais kineziterapiją užsiėmęs ir čia kaip tokie papildomo, kaip atskirą trenerį nuo savo turėjau pirmą Eleną Auksaitę. Ir galvoju, gerai, kas čia, su sunkesniais svoriais, galvoju, čia kaip kačalkai, kažkas tokio, bet supratau, kad čia visai kitas reikalas. Visai apie kitus dalykus. Jo, tai mano sekantis klausimas būtų, kokie tavo buvo didžiausi iššūkiai, su kuriais susidūrė treniruodamas elitinius sportininkus? Šiaip tai pirmas susidūrimas buvo, kai tik pradėjau dirbti. Tai
šiek tiek papasakosiu apie tai. Buvo toks, žinai, tu pradedi dirbti, nelabai galbūt žinai arba galvoji, kad žinai, bet iš tikrųjų... Nu, čia klasika. Ir dar... Iš kur tau žinot, kad tu klysti, jeigu tau atrodo, kad tu teisus esi? Nu, ta prasme. Tai aš atsimenu, paskambinau treneriui, pas kurį šiek tiek sportavau, žinai. Ir aš jam pasakosiu, gali man skirti, sakau, pusę valandos, aš tu papasakosiu, čia va programą padariau, žinai, žmogui. Papasakojau, žinai, ir jisai sako, seniuk sako, grybą pjaunė. Ok. Ir aš toks sėdžiu, atsimenu. Bliamba, vėlus vakaras buvo 9, man atrodo. Kas tu toks iš viso, kad man šnekėtum? Ne, ir tas toks buvo, žinai, kur sėdžiu už galvos susijęs. Bliamba, tai čia dabar tipo žmonės treniruoja. Tai tipo, čia apie ką mes čia, žinai. Ir toks, buvo, žinai, naktis labai ilga, negalėjau užmigti, žinai, toks iš karto pirmas šokas, toks duris. Tai gerai, tai ką jisai būtent pasakė? Dabar labai tiksliai neprisimenu, bet, žinai, tokie žodžiai buvo, kad to negalima kažko ten daryti. Aš dabar, žinai, to pokalbio visiškai neatgaminsiu, bet labai gerai prisimenu, kad, žinai, sakė, faktas pats buvo. Pats faktas jo, sako, nu, tau sako, reikia dar pasiskaityti, žinai, ir aš toks visą naktį, žinai, toks galvoju, sapnuoju nesąmonės. Bet ryte atsikėliau, žinai, galvoju, nu, tai okei, ką aš dabar čia pasiduosiu. Ir nuo to kažkaip prasidėjo pas mane, žinai, nuolatinis skaitimas, domėjimasis, tobulėjimas. Ir priejau, vat, prie atletų. O geras labai klausimas, didžiausias iššūkis. Su kovotojais, tai jeigu, žinai, sekcijom gal galima paimti kategorijom, tai su kovotojais yra problema, kad jie nemoka sustoti. Nu, pavyzdžiui, su taim yra problema. Neįmanoma, ta prasme, sustabdyti. Nesupratau. Bet nu, šitas nesvarbu, galim toliau važiuoti. Škirptis. Ja, tai ir problema, kad ne visada sportininkai įsiklauso, nenori klausyti. Pavyzdžiui, jeigu aš suprantu, kad kiekvienas treneris, sportininkas turi savo vyr trenerį, aš esu kažkokia dalis. Taip. Aš esu sraigtelis mažas, kuris šiek tiek vienas iš sudedamosios dalies. Prisidedu prie tos dalies ir sportininkas labiausiai linkęs klausyti vyr trenerio, o kiti treneriai automatiškai nėra galbūt labai įsiklausomi. Aišku, čia yra nuo sportininko. Tai apie poilsį patį. O čia yra iššūkis. Sportininkas nenori ankstėti miegot, nenori normaliai valgyti, susimažinti krūvį. Šiaip senėlė, ne? Aš galvoju, kas tas sportininkai tokie, klausyk. Čia šiaip kaip kalbėsiu su jaunimu, tai niekas dirbti nenori, o čia sportininkai, tai sustoti negali. Yra. Ir su taim labai gerai prisimenu situaciją VS Fitnesse. Prisiminė, turėjau ruoštis prieš tavarišą, man atrodo. Mes 3 kart darėm pasiruošimą. Tai kažkas buvo pastoviu, kad mes ten... Ar 3 išėlės gaus, ar pasiruošimai? 3 išėlės, tai reiškia, ruošėmės 4 savaitės, po 4 savaičių sužinojai, kad atidėta kova. Tai reiškia, atidėta jinai už 3 savaičių turėjo, man atrodo, įvykti. Vėl ruošėmės 3 savaitės, ant pačio galeko sužinojo, ar dėl dopingo jį, man atrodo, pagavo, ne? Paskiau jį... Ja, nu tai žodžiu, pradėjom 3 pasiruošimą, tai kad suvokti žmonėm, tai ruošėmės 3 mėnesius, žiaurių tempų, tu turėdavai kartais po 3 treniruotės į dieną. Tai yra beprotiškas krūvis, ir labai gerai prisimenu ateinitų į salę. Ir visiškas, tarsi lavonas, atsiprašau, žodžius, galvą nuleidęs. Aš nesu toks žydus, kai kurie asmenys šiuo metu internete sklando. Yra, tai aš renkuosi žodžius. Ne, tai gali sakyti, kaip yra. Gerai, kaip šūdų maišas, man. Kartais aš iš tikrųjų jaučiuosi, kai šūdų maišas. Toksai ateini ir tu visiškai esi be fazės. Nu, faktas, yra toks dalykas. Bet tą iš tikrųjų atsimenu. Pirmą kartą, kai mes su juo jam ruošėmės, ten buvo irgi ilgas gan pasiruošimas, nes aš po kažkurio varžybų, man atrodo, gal aš kartu jam pradėjau ruoštis.
Ir tada jau spaudžiu dantis save. Ir toks vidinis jausmas buvo, blemba, gal šiandien, neik ten iki galo, žinai, ta prasme, ką tu čia zyzi, blemba? Ir aš ten iš nervų, ir aš jaučiu, žinai, kai ta fazė yra, kai tu, sakau, kai jau tas šuduk, kai tampė toks, visiškai bukas, kaip toks, žinai, ir ta prasme, tiesiog išsekęs ant tiek, kad smegenys neveikia ir kūnas tavęs nelabai klauso. Ir tu darai su tokiu, vidutiniu sportininkėliu klube, tai padirbi, ar tas parengėlis buvo, ar kažkas, ir žiūri, kad ta bumbala, bum, tada visas paima, gal, tu aš užžeisiu, žinai, ir tada tipa, į alkūnę pirštas, į kitą pusę. Ir aš iš panikos tada dar labiau iš nervų, iš šoko, ten treneris prišoka, kas yra, pas mane kaip koja, taip stovi, o tas pirštas, taip, pakilęs. Aš sakau, trauk, sakau, atstatyti, jisai ten, bando traukt, man beskauda, plešės, belia kaip, ten dantės suspaudęs, jisai ten tampa, nifiga, sako, jisai nesistato, sako, reikia važiuoti ligoninį, žinai. Man ten viso šokas, panika, nuvažiuojamo ten, jisai buvo grinai jau taip lūžęs, tiesiog per vidurį lūžęs, o mes dar jį ten tampom, ten darom kažką, aš nepasiduosiu, gal šitos galimybės neatiduosiu. Nes tada buvo, matau, dėl tos kovos nugalėtojas tampa pretendentas dėl titulo. Yeah. Tai man ten buvo, koks, žinai, abida. Bet aš minties nepabaigiau. Jo, bet sekantį kartą buvo tada vėl tokia pat situacija. Ta pat situacija, bet ką tu padarai? Aš pasakiau, eik namo. Neatsimenu. Atsimeni, mes Salytį tokio atskiroje sportuodavom, fitnese, ir ten išeini ir visi bėgimo takeliai. Yeah. Ir aš kažkaip, žinai, tu buvai, dar kažkas dirbo iš žmonių. Sakau, viskas, eik namo, sakau, rytinę praleidai, varai miegot. Ir aš taip, žinai, galvoju, blemba, reikia nuėti kovytas pasidaryti. Aš mėgėjęs kovos. Yeah. Tai žiūriu, bėga sėras ant takelio. Urmis ten užsivedė, žinai, bėga. Aš sakau, ką tu čia veiki? Ne, tiesiog aš lengvai. Tik lengvai, pusvalanduką prasidėsiu, lengvai. Tai atsimenu tada, žinai, laiku pamačiau, ne pusvalandukas. Žinai, 5 minutės buvo praėjęs, išjungiau takelį, sakau, palidėjau, sakau, varyk. Tai va, čia yra sunkumas su profais. Bet sakyk, ar tu domėjasi apskritai, nežinau, su psichologais, su kažkokiais mentoriais savo gal, kas yra pas sportininkų? Pavyzdžiui, ruošiesi tam varžybom, ruošiesi, atrodo visą savo laiką, energiją investuoji į tą pasirinkimą, po 2-3 treniruotės, netgi kartais darai į dieną, kur žmonės ten savaitę, kiti daro, sakoja, man per daug. O tu darai į dieną, ir paskui pis ateina tos varžybos, sukovoji, daug dievė, ten ačiū Dievui, viskas gerai, laimi, atrodo euforija, turėtum būti šokinėti ir tada būna emocinis kritimas į tokią depresuchą. Taip supranti, kad tau reikia, žinai, kad ir kūnas jau prašo tavęs poilsio ir tu jam žadėjai kūnui poilsio, bent jau biškį numažinti treniruotės, kad iki vienos treniruotės į dieną. Bet tu tada jautiesi kažkaip, tai taip, visai negerai, viduj, kad, toks kaip sąžinė griaužia prieš save, kaip tu taip, iš karto nuleidai tą garą, žinai, ir davai kažką daugiau biškį pasisteng. O atrodo, nėra iš ko. Ir toks, žinai, tokia kova vidinė su savim. Apie ką čia? Tai pirmas dalykas, mes nusodinam labai centrinį nervų sistemą. Tai tu jo krauni, turėdamas 2-3 treniruotės. Tai yra be galo jos intensyvios. Tu keli savo pasiruošimo lygį, kad suprast, nežinau, pavyzdžiui, jeigu paprastai tariant, žmonės išeina pabėgioti ir jūs įsivaizduokit, bėgtume 10 km, visą laiką pulsas pas jūs 190, jūs atbėgat, nuovargis, tiesiog negalit užmygti, valgyti nesinori, tai iš esmės sportininkai savo pasiruošime visą laiką tokioje savijautoj būna. Ir kitas dalykas, tu visą laiką psichologiškai turi tikslo, kai tu turi tikslą, tu eini link to tikslo ir tu negalvoji, kad tu reikia sustoti. Ir kai tu tik sustoji ir duodi kūnai pailsėti, dar būna, kad viskas jau. Bet tas baisiausias būna po varžybų, kai tu duodi savo dieną, 2 ten
tokio arba nieko nedarai, arba tokias tas atsistatymas atrodo, turėtum, žinai, po kelių dienų pailsėjęs, tipo, nu, pilnas jėgų turėtum būti. Tai... O ten toks kritimas gaunas, atrodo, visi skauduliai pradeda lyst lauk, uždegimai kažkokie, taip visą verčia, atrodo, bejėgės esi, atrodo, tonusas krenta raumenų, to toksai, nu, visiškai depresija pilna. Nes pirmas dalykas, tai ką tu bandai pasiekti sporte, yra tas vadinama superkompensacija, ne? Kad tu ant pyko išeitų. Geresnis negu įprastai esi. Ja. Bet tai tu ringia ne kavytę geriai. Supranti, pilną save atiduodi. Automatiškai, kai tu save pilnai atiduodi, tu turi gauti poilsį. Nu, kokie 72 valandas tikrai. Ramiai. Nu, tai reiškia, gali nueiti, nežinau, pasivaikščioti, gal prasibėgti 3 kilometrus. Bet tokiu labai lengvu tempu. Labiau toks, sakyčiau, dėl meditacijos. Nu, pirmadienį aš jau buvau treniruotėj. Na tai. Nu, aš gal apie ką aš ir kalbu. Nesisparingavau, nes tos traumos davė apie save žinoti po kovos. Bet vis tiek darė. Bet treniruotė pilno tempu, jo. Na tai va, apie ką aš ir kalbu. Tai va, labas irgi jau. Sveiki. Tai gerai. Tai vat iššūkis yra tas, kad jis palsėti negali. Tai čia su kovotojais. Su krepšininkais. Su krepšininkais atvirkščiai. Nedadirba hebra. Sorry, ne visi. Tikrai ne visi. Negaliu sakyti, kad ir dauguma, bet yra vyrukų. Nu, tai įsivaizduok, vis tiek į komandą yra 12-15 žaidėjų. Yeah. Tai 12 registruoja, dažniausiai komandai būna ir daugiau žaidėjų. Ir dažniausiai viskas priklauso nuo lyderio. Jeigu lyderis uždiktuoja, kad jis, sakykime, ateina valandą prieš pasidaro pratimus, ne? Yeah. Tu turi pasidaryti, sakykime, tos reabilitacinius pratimus. Aktyvacinius. Aktyvacija. Jo, nu, jeigu tai dažniausiai būna vis tiek sportininkas su kažkokio mikrotraumų. Yeah. Aš tą ir sakau, tai savo dalį rutinos pasidarai, ne, tada metimus pasidarai. Tada ateina treneriai, tai yra pasitarimas kažkoks galbūt. Tada apšilimas ir tada treniruotė prasideda. Ir tu gali likti po treniruotės. Tai čia labai nuo šito dalyko priklauso. Ir kai kurios reikia, žinai, pastovi skatinti, ypač jaunimą. Tai va čia tas toks, davai, žinai. Dar padarom. O jaunimėlė, žinai, dažnai būna, kad vieni gyvena, jeigu iš kitų miestų atvažiuoja. Tai yra, eina miegoti 3-4 valandą. O tau, žinai, mokykla, treniruotė gal 9 valandą ryte, gal 100. Pirma. Tai yra antra irgi treniruotė. Tai kaip tu gali atlaikyti? Maistas, žinai, jeigu į maksimą čipsų bandelį nusipirkė. Arba ten to pagaminto maisto, kur jau galiojimas baiginės. Ja, na tai kaip tu ištemsintų? Be šansų. Tiesiog neturėsi iš kur. Tada ir jėgų nebus nei motivacijos to nieko daryti. Kitas dalykas, treneris ant suolo tave pasodins. Vėl demotivaciją gausi. Tai šitoje vietoje yra tas dalykas. Na tai. O su futbolininkas esi žaidęs? Ne, su futbolu yra... Oi, žaidęs, atsiprašau, dirbęs. Ne, neapsiemu. Turiu kolegų nuostabių, kurie, jeigu turiu futbolininkus, tai stengiuosi jiem pervesti. Kokie atsiliepimai apie futbolininkus? Nes dabar futbolas pradeda aukti labai ant bangos kyla. Lietuvoje bent jau. Visos grupės praktiškai užkimšta pas visus. O tų klubų yra, tiek, Marės. Futbolo, klubų yra. Mūsų VFA ateina. Nuostabus klubas. Nuostabi filosofija. Tiesiog žaviuosi jais, kaip yra dirbama. Tai, žinai, tenais ir apima ir mokslą, ir discipliną. Ir kaip pavyzdys pas mus Edgaras su jais dirba. Tai praeidama, žinai, visą laiką. Yra pokalbis prieš, yra pokalbis po girdžių. Tai visą laiką yra aiškinama. Bet čia su vyresniais jau? Ne, ir jaunučiai ateina pas mus. Dabar neprisimenu, 14 metų, 15. Tai, paaugliukai, sakykime, mane. Bet, žinai, jie išauklėtai, ateina pasisveikina. Žino, kad kaip turi būti. Batus pasideda lentyną. Viskas yra tvarkoje, žinai. Tai vat nuo mažų detalių viskas prasideda. Ir tada augini. Tai akademija labai stipri, labai patinka. Žinai, gali iš jų motivacijos pasisemti. Jo, aš savo sūnų
Irgi dabar mes eksperimentuojam, vis mėtom iš vieno į kitą klubą. Jis vis tiek dar naujokas, žinai, tik metukus jam pralankęs, tai, sako, Žalgirį pastojusi kažkoks yra, žinai. Lyg tai viskas ir tvarkoja treniruotėse, bet, jie kur nenuvažiuoja, ten nesiseka jam. Paskiau VFA nuvarėm, irgi buvo labai patenkintas, bet ten laikas ir vieta, lokacija. O tai labai svarbu yra. Jo, skaitykim, vaikui po mokyklos 1,5 valandos į vieną pusę, valandą į kitą pusę ir dar su laiku ne visą laiką spėja, žinai, jeigu pačia, arba tėvam reikėjo taksistais dirbti pastoviai. O dabar pabandėme į Ataką nuvesti. Antrą savaitę lanko. Nesakyčiau, kad tam baisiai yra patenkintas, bet sakau, daug darbiškai, žinai, šitą mėnesį palankom ir tada nuspręsim, žinai, nes plus dar vyresnių grupės įpapuolė, bet labai tikiuosi, kad kitas dalykas, kaip jisai pats atsineša. Jisai šiaip jisai taip labai motyvuotas yra, bent jau rodo, žinai. Ja. Kitas dalykas, žinai, ir sportininkai, ir šiaip paprasti žmonės, žinai, toks turėtų, žinai, pirmiau galbūt pagalvoti ir ypač jaunimas, ką aš galiu duoti, o ne ką galiu gauti. Tai šitas vietas galbūt reikėtų pradėti. Labai geri žodžiai. Johnas Kennedys sakė, pagalvokit, ką jūs galite duoti valstybei, o ne ką valstybė jums. Ja. Nuo to viskas prasideda. Labai gražu, labai teisingai. Koks buvo lūžio taškas, kai supratai, kad nori visą gyvenimą skirti šiam darbui? Lūžio taškas, aš jau nuo 8 klasės žinau, kad eisiu į sporto universitetą. Tada buvo Lietuvos kūno kultūros akademija. Yeah. Bet aš kaip galvojau, kad aš būsiu krepšininkas. Pats, kad būsi krepšininkas? Turėjau dar vilčių gal iki 15 metų. Ašgi sporto mokyklos kažkas nelankęs. Žinai, pas save tenais kieme. Jeigu esi šustras, tai nereiškia, kad aukštam lygiai būsi. Aukštam lygiai būsi, žinai, ir nuvažiavęs kitur, tai susiduri su tais. Su realybė, su gyvenimu. O realybės skaudimų. Dažnai. Ja, bet tikrai žinau, kad noriu būti su sportu. Ir kažkokių kitokių net minčių nebuvo, kad aš galiu kažką kitą veikti gyvenime. Tai reikia dabar net neįsivaizduoju. Sakyk, kiek aš tave pažįstu, tu pastoviai tai kursuose, tai seminaruose, tai stengiasi pastoviai augti, tobulėti. Sakykime man, kas tave labiausiai motyvuoja toliau tobulėti kaip treneriai, neužsistovėti vietoje? Rezultatas sportininkų. Esminis dalykas, aš šiuo metu neturiu labai daug sportininkų, su komandom nedirbu šiuo metu. Turiu, kas ir Spartos ateina, Hebros. Tai ir yra didžioji dalis yra ofisinių žmonių. Tai man yra pagrindinis, mano galbūt motyvacija yra, žinai, žmogus gali pirmą tą prisitraukimą padaryti. Ar sakyti, arba ten, žinai, kažkiek svorio numesti, arba jis atkelt svorio. Ar galiausiai, žinai, prie profų prisidėti, žinai, to 1% prie pergalės. Ir tada sėdi ir toks. Jo, va čia, žinai, tas veža dalykas, arba tiesiog vakarė sėdi, žinai, gauni žinutę iš klientų ten. Žiauriai ačiū, žinai, tu man ten padėjai, arba tiesiog ateina žmogus, padėkoja, ir to toks. Blemba. Priverčia jį patį pasijaus geriau ir būtų geresnė jo versija. Va čia, žinai, tas dalykas žavi. Faina, kad iš tikrųjų, man dabar, ką išgirdau pradžioje pokalbio, man labai patiko, kad sugebė nuryti tą karčią piliulę ir pripažinti, kad kažkur tai neteisus, kad kažkur tai tau trūksta ir kad nenuleidęs rankas, tu tobulini tas žinias ir eini visi pirmin. Tas tikrai yra verta didžiulės pagarbos. Ačiū. Asmeniškai. Ačiū. Galiu pasakyti. Ką daro gerą trenerį išskirtiniu? Ar tai žinios, patirtis, ar psichologinis ryšys su sportininkais, kaip tu manai? Vieno sakymo nėra, bet aš taip galvoju, kad yra labai daug šiaip gerų trenerių. Pirmas dalykas, informacijos daug, yra tik noras, arba tu mokysi, arba nesimokai. Antras dalykas, tu turi suprasti, jeigu mes kalbam apie profesionalus, tai yra specifika tam tikra.
Su paprastais žmonėm dirbant, tokios specifikos galbūt nereikia, bet reikia labai gerų įžvalgų. Tu turi suprasti, žmogus galbūt sėdi ofise, po 12 valandų dirba, o galbūt jisai ant kojų stovi. Yeah. Jo psichologinė būsena. Tai yra trečias dalykas. Tu turi perprasti žmogų, tu turi suprasti, kaip jisai jaučiasi, kuo maksimaliau. Kaip sakant, jo kailį įsinert. Ir iš tos pusės pasižiūrėti, kas jam yra svarbiausia. Ką tu gali jam duoti, kad jis pasijustų laimingas čia atėjęs. Galbūt reikia jo išklausyti, galbūt reikia jį padrasinti, arba kažkokią, žinai, pasakyti, kad padrasinti, kad jisai tikrai gali tą padaryti. Tai negaliu pasakyti, kad kas būtent viskas yra, bet manau, kad trečias aspektas tai yra didžiausias, kad tu ryšys ar tu turi pamatyti mažus dalykus, žinai, pajausti tą žmogą ir tada, kai tu turi tą stiprų ryšį, tai ar tam sportininkui bus žymiai. Gali būti, kad didžioji dalis, pavyzdžiui, paprastų žmonių, kurie ateina kažkokiu savo asmeninių rezultatų pasiekti, sakykime, kad jie dažniau jau lanko labiau dėl trenerio, ne dėl savęs. Yra tiesos. Yra, ja? Kad būtent tas ryšys ir susitariu su treneriu ir atsakomybę prieš jį jaučiu ir šiaip faina su jo laiką praleis, kartais gal net ne taip svarbu yra ir pasportuoti, galima tiesiog pabendrauti, išsipasakoti kaip psichologui. Būna dienų, kad faktas ateina ir tu matai, kad jeigu žmogus visiškas autas, tai, žinai, tu tiesiog ateini kavos atsigerti, žinai, pakalbėti, galbūt kartais to pokalbio tai reikia. Stengiuosi to labai mažai daryti, nes vis tiek žmogus atėjęs sportuoti. Sportinių rezultatų. Jisai vis tiek suinteresuotas ilgoje perspektyvoje tą rezultatą turėti. Tai tu privalai vis tiek su juo atidirbti. Nebūtų taip, kad žinai, kad pusę mėnesio prašnekėjo, paskui prastas treneris, rezultatų nematau. Aš kaip ir sakau, žinai, jeigu tu geras treneris, galbūt tu sugebi viską ir pakalbėti ir pasitreniruoti. Žiūrėk, tu minėjai, kad tu treniravęsi ir kovotojus, ir krepšininkus. Taip, dabar iš kovotojų pas tave, kiek suprantu, buvo Teodoras Aukštuolis, Tomas Pakutinskas, Sergejus Labojev, Edvin Šalkovskis, Raimondas Krilavičius, Raimondas Avlasevičius, Ričardas Kulis. Užsukdavo Vikšraitis kartais. Vikšraitis kartais užsuka, kai nepatinginėjo tas tai tinginys, blema. Turi tokį talentą, bet tinginys. Aš jam sakiau. Nesakysiu, ką sakiau. Ja. Iš krepšininkų U20. Merginų rinktinė. Lietuvos merginų rinktinė, U20. Europos čempionate buvom ir U16. Ir U16. Ir antrą Lietuvos ryto komanda. Dubleriai buvo. Dubleriai. Tai nuo jų prasidėjo, nuo krepšininkų. Prasidėjo su dubleris, tada jau rinktinės. Okay. Kuo skiriasi fizinis pasirengimas kovotojams ir krepšininkams? Specifika. Tai paprastai, bet pagrindinis veiksmas, tai vis tiek, kaip bebūtų su atletais dirbant, tai tu turi tą sprogstamą jėgą, vadinamą galingumą lavinti. Tai yra čia toks, kuris apima vieną veiksmą. Abiem reikia to. Abiem reikia greitai bėgti, abiem reikia greitai šokti, nes čia yra galingumas iš to ir susideda jėgos ir greitumo sąveikos. Tai va, tai... Kaip suprantu, tiesiog pratimų specifika yra tiesiog skirtinga, bet esmė yra lygiai ta pati. Pagal judesį. Vis tiek taikai, žinai, ten, kaip pavyzdės tavo Redvino firminis Fly Knee. Tai tu kartais galbūt ant šito kozerio kartais gali duoti pratimą, kad performinti dar geriau su šito judesiu. Čia kaip pavyzdės. Kad seniai šiknos sudintų, o užmuštų žmogų. Jeigu kada nors bus, tai būkasi gal tas tu. Ne, žiūrėk, užteko praeitos tavo kovos. Dalykai, kurių išmokai iš profesionalių sportininkų. Čia šitas labai geras. Disciplinos. Pavyzdžiui, dirbant
su aukšto meistriškumo sportininkais, tai tu iš jų labai daug ką išmoksti. Tai pirmas dalykas apskritai, kaip eiti į priekį, žinai, nepasiduoti. Nes tau pačiam kaip treneriui, žinai, kaip asmenybei, kartais tiesiog nusvyra rankos. Bet tu tada pasižiūri į tą sportininką. Blemba. Tas 3 treniruotės padarėt, dar eina kažkokių reikalų tvarkyti, dar kažką ten konsultuoja, dar galbūt kažkokį dar verslą daro. Pavyzdys su Teodoru, žinai, kadangi pirmas pradėjo sportuoti. Jisgi iš Ukmergės važinėdavo į Vilnių. Sportuoti pas mane. Žmogelis 4 ryto atsikelia, atvažiuoja pasportuoti, pasportuoja, apsivėmė per treniruotę, laimingas išvažiuoja, važiuoja į darbą, atidirba, turi vakarinę treniruotę. Ir tada vėl viskas iš naujo. Ir tu žiūri ir galvoja. Jisai gali 4 keltis, kodėl aš negaliu. Tai čia vienas iš tokių dalykų. Aš šitas istorijas girdėjęs, kad Teodoras taip varydavo, kad jisai netgi apsivemdavo per treniruotės. Pas mane atsimeni, vieną kartą irgi buvo beveik, bet tada toks buvo biški, bet čia sakyk, aš suprantu, pas mane irgi būna ateina tai tą džentelmenų grupę kartais naujokai. Ir taip, pagal planą buvo tabatą kokią nors ir jie papuolant tos tabatos ir irgi jie ten... Čia, žinai, pirmas dalykas nėra gerai. Čia, žinai, jokiais pasakiau, kad apsivėmė. Tai, aš suprantu, kad tai nėra gerai, bet aš norėjau... Žinai, žiūrovom, gal reikia patikslinti, jeigu jūs, žinai, vėmėt per treniruotę, tai nėra gerai. Treneris galbūt perspaudė, nesudėliojo plano blogai. Matai, kitas dalykas su sportininkais, kartais, žinai, pasikalbė, bet juos sakau, viskas gerai, žinai, galim tęsti. Jo, viskas gerai. Iš tikrųjų, nei ten gerai, nei ką. Žinai, kartais reikia savo nuomonę turėti, neklausyti ir jau būna tada per daug. Ar viskas, žinai, tada. Tai jo, aš norėjau paklausti, čia yra, jūs galvot, pavyzdžiui, kaip naujokų, būna irgi, kad pradėdavo ten pykinti ar kažką, kurie, iš viso, atrodo, pirmą kartą ateina, žinai, sakai jiems, laikykit, žinai, savo tempą, neskubėkit, jie vis tiek, žinai, nenori nuo grupės atsilikti, biškai tokie labiau pasispaudžia. Dar vyras, jeigu ateina. Jo, pasispaudžia ir paskui prasideda tas fejerverkai. Nu, dar nebuvo tai, kad vėmė, bet buvo, kad pykino. Tai pas treniruotų žmonių. Labai retai. Bet, supranti, ar tai gal kažkas su jo mityba ne taip, gal jisai nespėja prasiminti, gal jam iš tikrųjų nereikėtų valgyti prieš treniruotę, gal kaip tik reikėtų valgyti dar anksčiau, arba kažkokį tiesiog specifinį maistą, arba lengvesnį maistą, kame čia reikalas, ar jis netreniruotas yra taip, kad taip save davarytų, kad jį apsivemtų. Ja, tai čia vairūs dalykai gali būti, tai reikia analizuoti su to žmogum, sportininku, nesportininku. Vieniem yra blogai pavalgius eiti, kitiem kaip tik gerai pavalgius eiti treniruoti. Pavyzdžiui, jeigu aš nepavalgau, mane pykina. Pykina? Jo, aš turiu būti pavalgęs. Tada viskas gerai. Galiu pavalgyti ir eiti sportuoti. Ir man bus labai gerai. Nu, pas mane irgi šiaip visą gyvenimą. O jeigu nedavalgęs, tai viskas, aš lavonėlės. Geras, įdomiai. Sakyk, kokia yra didžiausia klaida, kurią daro jauni sportininkai, bandydami stiprinti savo fizinį pasirengimą? Nedirbti, sakykime, dirbti pagal kultūrizmo metodiką. Čia yra klaida. Ir reikėtų, sakau, jeigu mes kalbam apie kovotojus, ne, ar apie ką? Apie profesionalius sportininkus. Bet apie profus. Apie profus, kurie tokiuose sportuose, judriuose sportuose. Na, tai normalu, žinai, paimkim paauglį. Ko paaugliui reikia? Nori gražiai atrodyti. Bitikos preso. Būtent. Žinai, bicepsas. Bicepsas, kas funkcijos nelabai tokios atlieka, žinai, sporte. Paaugliui. Paaugliai. O testosterono daug. Jo, testosterono daug, tai reikia kažkaip tai reikia. Nuvarvinti. Ir tai viskas gerai yra. Jo, tai... Kultūrizmas, žinai, specifikos reikia. Faktas. Ir ypač nepamiršti sėdmens. Nes iš tiesų, prieš daug metų, kai bandžiau fiziškai stiprinti save, aš kartais nueidavau į kultūrizmo tą salę ir padarydavau aš tą treniruotę.
padarydavo šitą treniruotę ir suprantu, nu, išeidavo viskas kaip ir tvarkoja, ir kaip ir gerai, nu, jautiesi, žinai, prasimankštinė, tokį pampą gavęs, žinai, toks biški kūnelis, nu, paskui vakarinė eini ir viskas yra tvarkoja. Bet čia kartais būna netgi netokios sunkios, atrodo, treniruotės, bet išeini iš salės, aš galvoju, ar čia blemba metai, arba čia ta specifika, kai tu išeini paskui iš salės, o iš čia, jo, ypatingai fizinio pasirinkimo, ir tu jautiesi, o toksai, atrodo, Tai taip miego norisi. Metai galvoju? Na, aišku, metai. Taigi, Aš taip lemba, žinok, pastebėjau, kad jeigu nueitum, žinai, tiesiog paspaustum, tai yra vienas dalykas. Nu, vis tiek, kai čelką nueidavom, ten, žinai, pasispaudai, ten pritupimus padarai. O čia tu vis tiek dirbi labiau ant sprogstamos jėgos. Nebūtinai. Ir aš manau, kad šitas gal sugroja. Nes, pavyzdžiui, sakau, po šitų netgi ne tokių sunkių, bet kai padarom, mes vis tiek kažkiek tai sprogimų padarom. Ir, sakau, po tų sprogimų išeini iš tos salės ir praeina biški laiko, žinai, tas karštis nueina nuo kūnų, toksai Tai kaip pavyzdys, kraštas. gal žmonėms reikėtų paaiškinti, kai sportuoja kultūrizmą, tai tu tą pumpuoji, kaip tu sakai, raumenį, tai jisai hipertrofuojasi, tam, sakykime, didesnis, ne? Ten nesigilinsim. Ir ką sportininkas, pavyzdžiui, daro per treniruotę, tai paimkim tą pačią sporkstinę jėgą, galingumą. Tai galingumas labai apkrauna centrinių nervų sistemą. Dėl tos priežasties ir mes ir išeinam, kad tu visiškas lavonas. Tai Tau dėl metų. metai. Eikta šiek metai. ne, nu, bet tai Dar žmonės 5 gi taip metai. kalba. Žmonės. Nu, žmonės gi taip kalba. Man rašo pastoja apie tave. Turbūt iš tų botinių anketų. Ar realiai žmonės? Realūs žmonės. Rašo botai, rašo realų. Botai. Rašo botai. Žinokit, kas jiems rašo, jūs esat botai. Ne, bet žiūrėk, rašo kartais ir gražiai. Ja. Taip, ir ką gerai. Nu, ačiū, malonu. Šiaip jo, po paskutinių varžybų, tai daug kas apskritai uždarė burną. Aišku, atsirado tie patys, kurie Ne, bet tai klausyk, tai prieš ką tu ten kovoji? Va. Atsirado tie patys vis dar laikosi to pačio šiaudo, žinai? To pačio šiaudo. Nu, bet ten vis tiek silpnas buvo. Aišku, Nu, vis tiek jisai ten niekam nežinomas. Nu, jisai netgi vieną pralaimėjimą turi. Nu, visą prasme. Nu, karočiui, okei, gerai. Botai. Ar yra vienas universalus fizinio pasirinkimo principas tinkantis visiems sportininkams? Bėgti, sprintuoti. Neprašausi. O aš gal sakysiu, koks nors pritupimas arba trauka. Dažniausiai vis tiek greitumas, žinai, labiausiai išlavinant. Darai sprintus. Tai skaičiu čia. Galim pritaikyti. Tiesiog bėg. Trumpas distancijas. Gali trumpas, gali ilgesnės. Nu, priklausomai nuo treniruotės. Svoriai, nereikia svorių. Nu, pavyzdžiui, tam pačiam Aš sprinte. galvoju, čia klausimas apie... Tam pačiam sprinte. Galvoju, kad apie vieną dalyką tik tais. Ja, tai faktas. Nu, Ne, aš čia bandau dabar tiesiog pavystyti šitą temą, nes pačiam įdomu. Nes aš bėgioti, nekenčiu, man nepatinka bėgioti. Aš tiesiog buvau kažkada vasarą pradėjęs bėgioti, bet kaip tokia labiau kaip meditacija pasidaryti, žinai. Bet tokį prasibėgimą, tai pravalyti smegenys visam pasibūti. Bet tai vis tiek čia yra fizinis krūvis. Kaip bebūtų. Aš suprantu, kad to nepripažįsti. Nu, jeigu nekrinti, gali pastovėti ir dar kartais šypseną išspausti po treniruotės, nu tai čia netreniruotė. Mankštelė. Taip, prastampyti. Nu, nes toks tipo, nu taip, racionas, pusę valandos prasibėgi lengvai, tada prasitempė, prasikvėpuoja, pramedituoja ir... Faktas. Šaltą dušą. Dar klausimas buvo apie svorius. Faktas. Ir darant olimpinius pratimus. Yeah. Aišku, ne kaip sunkiai atliečiai. Galbūt reikėtų tą pratimą modifikuoti pagal tam tikrą sporto šaką arba tiesiog vietoj štangos paimti hantelį. Tai yra tiesiog žymiai saugiau. Tu turi atsižvelgti į saugumą. Treniruojant bet kokį žmogų, ar ofisinį, ar atletą, turi saugoti jį. Jis turi performinti, bet turi ir ko maksimaliau apsaugoti.
Sakyk, koks yra tavo įsimintiniausias momentas dirbant su elitiniais atletais? Pergalės. Gerai, iš ko pažvengti galėtum? Pažvengti. Tai vat, kai žmonės ateina pirmus kartus, žinai, sportininkai ir įsivaizduoja, kad jie ten viską moka, žinai, daryti. Tada, kad jie labai yra stiprus. Ypač po testavimo supranta, kad nelabai yra stiprus. Na, jam tiesiog parodai, kad vat, yra raumenų, kurie galbūt nelabai gerai dirba. Ir vat, buvau biškai prisikalbęs ant vieno sportininko. Biškai dantuką griežė, bet viskas gerai, baigęs. Atsiprašiau. Ne, jėkauju, čia su Krilavičium šiek tiek buvo, žinai, patraukiau, žinai, sakiau, kad silpnas, bet iš tikrųjų tai stiprus gybičias. Ne, jis stiprus. Bet Sorry, Raimond. Gal ne ant visko. Nu, aš atsimenu, kažkada tas buvo, mes visi žvengiam ten, paskui per dantį įtraukom. Kažkoks ten buvo specifinis pratimas. Ja, na ten kažkoks. Žinai, palasdavau. Na, bet... Ja, fiziškai jis labai stiprus, bet... Kažkoks tikrai stiprus. Jo, bet kažkoks ten buvo specifinis pratimas, aš neatsimenu dabar koks. Ir mes paskui, mes apie visą savaitę jėdėm. Oi, presas čia... Presas ir buvo! Taigi jis pastovi tą savo presą, nuotraukas ir rodo. Presas yra ne tik tas visas raumo presas. Daugiau dalykų yra. Jo, dabar atsiminiau. Gerai, perinam prie kito pokalbio etapo. Apie verslumą tavo. Newton Gym atsiradimo istorija ir kas buvo sunkiausia atidarant klubą, pradedant bendradarbiauti, visą istoriją gal papasakosi trumpai. Istorija labai paprasta. Aš šitą salę vaikščiau pas savo partnerį pasportuoti savaitgaliais. Tiesiog man visada žavėjo mane studijos, kur tu gali, žinai, nes visur pilna žmonių. Nori kartais atsiriboti. Pavyzdžiui, tam pačiam netgi VS Fitness'e kartais, dažniausiai būdavo ta tuštėta salė, ta specifinė, kur praktiškai nieko nėra, ten tik su savo svorį dirbi, arba ten ir baikai buvo, jo. Bet kartais ten būdavo tų žmonių krūvo ir toks, Jo, ir norisi, žinai, tos ramybės. Sėdė, šneka žmonės ant tų baikų, kai tau dirbti reikia, toks taip. Jo, tai kitas dalykas, kai tu dirbi su žmonėm, kartais, tu jų nenori jau matyti. Nori tiesiog pabūti su savimi. Tai va, aš varinėdavau savaitgaliais ten į tą salytę, kai tau patinka pradėti, žinai, galvoti. Plemba, tai gal čia visai faina būtų, gal pradėti dirbti, bet tada tokios baimės kažkokios yra. Visą laiką. Tai dvejonės. Čia dabar man išeiti, ką daryti? Savo visaugos instinktas. Jo. Tada vėl kažkaip, žinai, varai sportuoti, ten, žinai, prižiūri tą salę, žinai, aš ten paimdavau, pasiurbliodavau, žinai, ten sutvarkydavau salytę, kažkaip atrodė, vat, visą laiką sakytų, plema, tokias salytės nori. Ranką pridėdavai, toks? Jo, toks, sakiau, faina. Ir kažkaip, žinai, tada vaikščiu ir sakau kolegai, plema, sakau, davai, sakau, darom kažką geresnį. Ir taip pat kažką vieną kartą, žinai, vėl aš jiems sakau, davai dar kažką, tai sakau, davai atsinaujinam čia. Ir jis taip paklausė, nieko nežinai, vėl nesako, ignoruoja, žinai. Ir kažkaip, žinai, vėl ten metai bėgo, ten 1-2 metai ir aš ten, žinai, vis užsukdavau. Buvo etapas, kai aš ten dirbau su rankininkų komanda. Ir kažkaip jisai man vėliau paskambino, sako, žiūrėk, čia, sako, už durų, kai sako, ateini pas mus, atsilaisvino patalpas. Sako, atvaryk, žinai, pažiūrėsiu. Turiu. Imam. Žinoma, tas labai gražu, kai ilgai galvoji, mąstai ir nepaleidai tos minties, garsiai apie tai kalbi ir visata tau duoda galimybę. Ir visą laiką man taip gyvenime, apie ką galvodavau, ir visą laiką aš ten atsidurdavau. Tas pats fitnessas, tas pats kolegos, kuris, žinai, žavėjausi, Andrius Pauliukevičius, žinai, jo knygas skaičiau, studentas. Aš pas patį Bronių, kur dabar mano partneris yra. Aš ten, žinai, svaigau, plemba pas Bronių. Mano pirmas seminaras pas jį buvo. Jisai vedė seminarus jau tada. Aš tai nuveiktų savo pas Bronių. Taip, buvau pas Bronių varneikas. Seminarė buvau. Ir žinai, tu, žinai, prašau dabar, žinai, kartu dirbom.
Nu, tai žiūri fainai. Tai ir kažkaip, žinai, pradėjom nuo to. Galvojom pavadinimą kažkokį, sugalvojom. Kas sugalvoja? Bronius. Sako, gal kažką, Originalus? Ne, mes ten, žinai, svaidėm idėjas. Ilgai, aišku, tai nebuvo toks 2-3 dienas, žinai, ir toks, sako, tai gal kažką čia su fizika. Sako, Newtonas. Jo, geras. Zokas Newtonas. Tas oboliukas, žinai, pas mus, tas krentantis, žinai, gravitacijos dėsnis. Na ir kažkaip nuo to ir, žinai, prasidėjo. Visas o kokie dar variantai buvo? O dabar, žinok, neprisiminsiu. Visokių ten nesąmonių, žinok, visokių sutrumpinimų tenais. Aišku, ir dabar, žinai, žmonės ten galvoja, kas tas Newtonas. Tai žmonės čia, Izaokas Newtonas. Fizikas. Ne Newtownas ar dar kažkaip. Newtownas. Nors net ne naujamiestį. Na, ir netaip šiek tiek gal rašosi. Tai. Kaip sugebėjai išlikti konkurencingas ir suburti stiprią atletų bendruomenę? Visų pirma, kai atėjau, jau ten buvo dirbančių žmonių. Tada ateidamas aš pasikviečiau dar kelis kolegas. Ir tiesiog taip susibūrė. Žinai, mūsų tikslas, apskritai tikslas, kame, žinai, viską padaryti, kad būtų gera ten žmonėm. Kaip namuose. Kaip namuose. Ir sakiau, žmogus ateina, užsideda šlepetės. Jeigu jisai neturi galbūt ką veikti mieste, jis gali atvažiuoti. Žinai, kavytės, atsigert, pasidėti, žinai. Aš noriu tokią erdvę padaryti, kad žmogus, jeigu nežino ką veikti, jis gali tiesiog atvaryti, jis gali tiesiog pasportuoti. Ir arba tiesiog galvoja, kad nuvažiuosiu su Hebra, tiesiog pasilabinsiu, nes man yra tokia ideologija, tikslas link to eiti, galbūt dar tikslas nėra tikrai pasiektas, sukurti atmosferą labai draugišką, gerą kolektyvą, faktas, kad ir stiprų kolektyvą, bet tai nėra, žinai, kad žmonės nepagalvotų, tai ne vien ten atletai sportuoja. Tai yra daug ofisinių žmonių sportuojančių, kuriem grupinės treniruotės vyksta, skurti bendruomenę stiprią, kuriem būtų faina ateiti, žinai, ir vakarėlį kažkokį, ir žygį turėjom. Netgi mano pumpurėlis ten sportuoja Santa, netgi ir nusiuntęs. Tai jinai ten nustebino mane, treneris sakė, irgi nustebino. Sako, aš galvau, kad čia, aš šitą nekelsi, čia bus per sunku, čia be, sako, kaip pradėjo, sako, dirbti, sako, išsukandus dantį, sako, mane nustebino. Aš sakau, mane tu nustebinai, žinai, pasakius taip. Mečionolė dirba, mačiau. Tai reiškia, pagavo tą vaibą jūs. Tikiuosi. Sakyk, vis tiek čia tavo pirmas verslas? Nu, toks, galim sakyti, verslas. Ne pirmas gal. Aš investavęs ir į kitus dalykus. Gyvenime nemažai nudegęs. Mėgstu rizikuoti. Ir labai toks, žinai, gal pasirašau ant tų tokių pirmų idėjų. Aš labai negalvoju, žinai. Nu, tipo, žinai, iš verslo pusės tai yra blogai. Bet jaučiu, kas, žinai, čia aš pajutau, kad čia mano. Nu, tiesiog čia yra mano. Aš žinau šitą rinką ir aš galiu galbūt tą padaryti, kažką geresnio padaryti, negu galbūt kiti turi. Jo. Sakyk, o kokias pamokas išmokai per šį verslo kelią? Kurias pamokas galėtum perteikti kitiem? Pasiskaičiuoti, pirmas dalykas. 10 kartų. Prieš tai, kad darant. Antras dalykas, jeigu jūs įsivaizduojat, kad dirbti reikės mažiau, arba ten tą salę prižiūrėti reikės kelių valandų per savaitę, supratau, kad čia mano gal pagrindinė buvo klaida. Čia kaip žmonės sako, išsivadok iš 8-5, jo? Ir tada 2-4 valandas per parą varyk. Žinok, aš tą padariau ir dabar mano darbo diena atrodo, žinai, galbūt kiti kaip vakare 5 baigėte, aš 5 pradedu. Ir uždarau kompą labai vėlai vakare. Tai faktas, žinai, atsakomybės pasidalinimas yra, bet tu vis tiek turi, žinai, dalykų savo pasidaryti. Turi sportininkus, turi savo mokinius. Mokiniais vadinu, savo klientus. Kažkaip nelimpa man tas žodis klientai. Turi jas pasirūpinti.
Mokiniai, taip. A, Ne tik ugdai jūs kaip fiziškai, bet ir mokiniai prižiūrėti savo kūną, teisingai? būtent. Tada galiausiai, kad tą salę išlaikyti, tu turi ir pardavimus daryti. Tai irgi Taip. galvoju suki galvą, žinai. Kas gerai, kas blogai, kodėl vieną mėnesį mažiau atėjo, kitą daugiau, arba galbūt atėjo žmonės, bet neišsilaikė. Arba tu, žinai, ir galvoji. Ar sunkiau būti treneriu ar verslininku? Kur daugiau spaudimo? Faktas, kad versle. Na, žinai, aš niekada negalvoju, kad aš būsiu verslininkas. Ir tiesą pasakius, ir nelabai jaučiuosi dabar, kad aš verslininkas. Aš labiau treneris, kuris bando galbūt daryti verslą. Bet aš, kaip žinai, sakau, galbūt verslas ateis dar su laiku. Sakykim, tas pelnas arba jis ateis, arba visiškai neteis. Bet aš darau vietą, tą, kurią, žinai, visiems, kuri patiktų visų pirma. Ir kad žmonės ateitų ten tapti geresniais. Tai va čia yra pagrindinis mano tikslas. Turim ir paaugliukus, pavyzdžiui. Tai mes turim vieną, pavyzdžiui, paauglių grupę tokią pasidarę. Tai irgi idėja ne iš verslo perspektyvos jinai padaryta. Jinai tiesiog, žinai, padaryta, kad vat, tie, kurie tėvai ateina, galėtų atsivesti savo vaikus. Galbūt irgi šitoj salėje jam patiktų ir apskritai, kad jie pradėtų judėti. Nuo kompo atplėšinų telefonų. Jo. Tu esi treniravęs, dirbęs skirtingose įvairiuose sporto salėse. Tavo nuomonė, kokios yra didžiausios klaidos, kurias žmonės daro turinti salę arba norintis atidaryti naują salę? Čia apie trenerius, ne dabar kalbam, kurie norėtų... Apie žmonės, kurie... norėtų atidaryti salę. Arba turi salės. Ypatingai tokie, kurie turi negi tinklą salių. Na, matai, jau čia jau skiriasi, jeigu tu studiją turi kaip mes, tai yra viena specifika. Ir žmonės ateidami ten galbūt nevertina tos situacijos, kad reikės dirbti. Tikrai reikės dirbti. O jie galbūt ne visi nori dirbti. Arba, ne kiekvienas gali daug dirbti. Čia vėlgi yra galbūt noro charakterio reikalas. O jau kas tinklą turi, tai, žinai, jau ten, aš sakyčiau, čia ne mano nosi. Aš neturiu tinklų, tai nelabai ir galiu. Bet tinklos esi dirbęs? Esu dirbęs. Ar esi pastebėjimų, gal turi pastebėjimų kažkokių? Faktas, kad yra pastebėjimų, bet, žinai, aš tos pastebėjimus pasakysiu, jeigu aš tinklą kada turėsiu, aš ir turėsiu teisę sakyti, o dabar tai aš, žinai. Supratau tai. Dar nedaug aš iki to. Liksim diplomatiškai. Ne. Perinam prie motyvacijos. Kokia yra didžiausia klaida, kurią žmonės daro siekdami sportinių tikslų? O tai ateina pas tave į salę. Žmogus turi rezultatą. Nori rezultatų ar turi rezultatą? Nori rezultatų. Ir ką jisai pradeda daryti? Kokia klaida jo? Kokios klaidos būna dažniausiai? Tai žmogus, kuris užsivedęs, pavyzdžiui, aš noriu numesti 15 kilų. Kvailus dietos. Ir slėpimas nuo trenerių. Melavimas. Sako, valgau. Iš tikrųjų nevalgau. Badauju. Prisiskaito visokių. Žinai, ten sulėknek per 7 dienas. Ten sulčių dietos. Nežinau, ten visokių nesąmonių, žinai, kur sriubas tiesiog įpilė kažkokiu ten papildų. Tai, žinai, čia yra pagrindinis gal bėdas, kad žmogus nepapasakoja visko. O pas mūsų salė, jeigu ateina žmogus, tai, žinai, jis gauna visą edukaciją iš karto. Tai jis jau labai mažai klaidų darys. Bet jeigu žmogus eina šiaip kažkokį tinklinę salę, tinklo, ta prasme, kažkokio sporto klubo, tai jis gali daug klaidų daryti. Visų pirma, jisai nežino galbūt, ką reikėtų daryti ir jam atrodo, kad internetas, taip, informacijos labai daug ir žiauriai geros informacijos daug. Bet yra daugiau blogos informacijos. Ir gal reikėtų, žinai, pasitarti. Gal su treneriu reikėtų. Gal reikėtų pirmą padaryti kūno testavimą. Pasižiūrėti, kur yra silpnos vietos, stiprios vietos. O tada jau pagal tai sportuoti. Žinai, žmonės turintis skausmą, jiem atrodo kartais, kad yra faina. Aš turiu skausmą, tas faina kabutėse, bet, taigi visi turim. Ne, čia nėra normalu, jeigu ką. Žmogui neturi būti skausmo.
Nu, tipo, kaip posakis yra, tipo, skauda reiškia gyvas. Jo. Tai nėra normalu. Daug metų. Ne, nu, bet aišku, pas manęs biškai specifika kitokia. Būtent. Aš kalbu dabar apie tiesiog mirtinguosius. Mirtinguosius, paprastus žmonės. Jo. Taip. Kurie nori, ieško sveikatingumo, geresnių kūno formų, nu ir geriausios savo paties versijos. Tai reiškia, nemelokit. Būkit atviri. Ateinat į salę, pasakykit. O gerai, o kiti, pavyzdžiui, eina žmonės į klubus ten, kur tinklinis, jo, tas klubas koks nors. Ir ten įvairių yra random trenerių. Ir galbūt jie ten vieną tą privačią treniruotę iš jų paima. Ir iš kur žinoti, ar turi tas treneris kompetencijas? Pavyzdžiui, aš buvęs kai kuriuose klubuose, aš nenoriu niekam nei reklamos, nei antireklamos daryti, bet, pavyzdžiui, nueidavau į klubą, tu jame tada dirbdavai ir kai, pavyzdžiui, ten tavęs nebūdų, tu išvažiuodavai su rinktinė. Aš ten taip atydavau pasidaryti pats ir kai kurios trenerius taip stebėjau, galvoju, blemba, tau pačiam reikėtų trenerio. Ir dietos laikytis reikėtų ir kai kurių pratimų daryti. Kaip čia neapsigauti žmogui, žinai, nes vis tiek, sakykime, gal ne Šveicarija, ten visi mes negalim sau leisti, žinai, privačių trenerių, arba bent jau kai kurie galvoja, kad negali leisti, nes visur taupo. Ir per tą vieną treniruotę jis nori pakeisti savo gyvenimą per tą vieną privačią treniruotę. Ir viską iš bet kokio, kuris pigiau jam pasiūlė, ten ne už 30-40 eurų, o už 15, jis ten bando iš jo ir dietos paimti, ir pratimų, ir programos, ir viską išgręžti. Kaip čia nepasišauti, paskui sakyti, kad žinai, kad tas klubas yra tas treneris nieko nesupranta ir apskritai sportas yra ne man. Man yra geriau, Labai geras klausimas. Pirmas dalykas, kai treneriai renkatės, galima keliam parašyti, galima paskambinti, galbūt treneris skirs tau laiko, galbūt pakonsultuos ir pagal tai tu jau gali pirminę išvadą daryti. Ar apskritai limpa bendravimas jums, nes kokią trenerių žinutę neša. Ar čia ateik tiesiog smagiai praleisim laiką, ar jis tave edukuoja. Nes mūsų užduotis yra edukuoti, kad tu galėtum eiti savarankiškai vėliau sportuoti. Tai čia yra pagrindinis dalykas. Toliau, nuo ko treneris pradeda? Ar treneris eina tau padaryti kūno testavimą, ar jis tave sodina į treniruoklį? Vėlgi du skirtingi būdai. Iš kur jisai žinos, kad pas tave, tarkim, nežinau, sėdmo silpnas. Kaip pavyzdys. Arba ten presas. Prielaidą padaryti, nes jeigu tu iš ofiso, tai arba dėl preso, čia jo. Reikia testavimo, mes jau turim pamoką vieną. Ačiū. Turim ir su tavimi daug pamokų. Pavyzdžiui. Tai sėdmenis taisyti. Sėdmenis, Vyrukai. Treniruokit sėdmenis. Taip. Prašau. Plius vasara artėja. Tai grįžtant prie temos. Tai vasarą turbūt su gelbėtų glaudėm tom, žinai, raudonom. O tada galės. Su tam pulkom. Galės. Žinai, jeigu turi, tai rodai. Teisingai. Tai pirmas dalykas. Nedaro testavimą. Tada sekantis dalykas. Kaip jis tą informaciją tau pateikia. Ar ta informacija tau aiški, ar aiškiai paaiškina. Nes turi paaiškinti, kad būtų kaimiškai bobiškai. Niekam nereikia paprastam žmogui dabar mokslinių terminologijų. Tas pas man aitišnikas ateis dabar, pradės pasakoti, kaip jis ten per Java programuoja. Iš kur man žinoti ten? Kur ten nuliuką ar tą tašką dėti? Žiūrėk, tai man įdomu nei ką. Geriau man papasako, kaip dalyką tiesiog konkretų padaryti. Tai šitas dalykas turi būti konkretus. Ir paskutinis dalykas pasižiūrėti, ar apskritai treneris baigęs ką nors. Dabar, aišku, jau yra įstatymas, jo yra priimtas. Tai... Bet... Nuo kažkelintų metų jau nebe. Nuo kažkelintų metų, bet dar kol kas kiti ir su kursais tos eina. Taip. Bet ir žinok, su kursais yra be galo protingų trenerių.
Aš tikiu. Jo, Kiti būna iš patirties, kiti būna, žinai, patys daug priskaitę. Ir, pavyzdžiui, toks kaip tas pats Andrius Polikevičius, kuris pastoviai tas knygas graužia, nes jam įdomu, nes jisai kaifuoja nuo to. Tai va čia tas yra pavyzdys. Ir, žinai, apskritai trenerio paklausti, žinai, gali užduoti galbūt klausimus kažkokius, jeigu tau labai rūpi, nu, tarkim. Vat aš turiu tokius žmonės suteikęs, kurie va tave tikrina, žinai, ir tai visiškai yra normalu. Yeah. Taigi tu eini, pavyzdžiui, kažkokios paslaugos. Tai irgi tau atrodo, žinai, statybininką dabar išsikvieti. Tai irgi ten paklausinėjai, galbūt, kaip čia darysi, o kaip čia darysi. Tai irgi įdomu. Ar jis tau gerai padarys ar blogai. Ir čia yra visiškai normalu. Tai va, pagal tai, žinai, reikėtų rinktis. O dėl kainos, sutinku, ne kiekvienas gali sau leisti. Brangesnį, pigesnį trenerį, žinai, tenais. Bet kitu atveju tai atsidėkit pinigėlių, nenueikit kofeiną, nepirkit kovos, nepirkit bandelį, va, tu žiūrėk 10 eurų. Nenueik dar kažkur, žinai, kažkokio dalyko savo nenusipirk. Bet atsidėk pinigėlių ten 3 treniruotėm ar 4, gausi per jas kažkokį startinį bagažą žinių, ir galėsi pradėti sportuoti. Ir viskas. Sakyk, kaip elito sportininkai susitvarko su nesėkmėmis? Ir ką iš jų gali išmokti bet kuris žmogus? Mes visi turim nesėkmės gyvenime. Ja? Tai jos pastovi yra. Jos pastovi, bet ne visi moka su jums susitvarkyti. Kiti tiesiog atsidaro bonkę ir pradeda pliumpinti ir galvoja, kad vat pragersiu. Užgersiu visą šitą reikalą, užsimiršiu ir rytoj pradėsiu, arba pirmadienį pradėsiu kaip niekur nieko. Ja, bet iš tikrųjų problema nesisprendžia. Tai jo, tai, žinai, nelaimė tai yra, sakykime, sustabdymas, pralaimėjimas. Nesėkmė tai, sakykime, yra pralaimėjimas, bet tai ne pabaiga. Tu gali turėti vieną nesėkmę, atsistoji, susirenki, gali paverkti vieną dieną ir toliau. Čia yra pagrindinis, ko galime išmokti iš profų. Yeah. Tai visi gauna nesėkmes. Krepšinio rungtynės pralaimi ir geriausi. Atsitinka ir kovotojam. Geriausi, žinai, būna pralaimėjimai. Ir tai yra visiškai normalu. Tu susirenki, apgalvoji, padarai išvadas ir viskas. Ir eini toliau. Kopijai tą savo kalną. Good. Pasakyk man tavo nuomonę. Kaip sukurti nepalaužimą discipliną ir motivaciją sporte bei gyvenime? Nepalaužimą? Ne, tik toks dalykas yra. Tiesiog... Čia yra stereotipinis toks mąstymas, nepalaužimą. Aš kaip sportininkas suprantu, kad visi turi akimirkų sunkių ir lengvų. Vieni dalykai gerai. Trumpoji perspektyvoje. Yeah. Tu gali, sakykime, pasiruošti varžybam. Nu, tarkim, aš buvau sugalvojęs nesąmonę padaryti Ironmaną pilną distanciją per 6 mėnesius, 15 metų nebėgiojęs. Tai nemokėdamas plaukti ir niekad ant plentinio dviračio nesidėjęs. Ironmanas yra nuostabus dalykas, jisai yra wow dalykas, bet daugelis turbūt žmonių ne visai žino, kas tai yra. Tai papasakok plačiau. Ką tai reikia įveikti? Jeigu trumpai, tai yra triatlono distancija. O tai yra? Tai yra plaukimas, 3,8 km. Plaukimas. Dviratis 180 km. Ir maratonas, sakykime, 42 km bėgimas. Ir čia viskas nesustojant. Per vieną dienelę. Tai ir vat, tu tą darai. Ir tai yra labai populiarus dalykas. Man jau tada sakė, kad vidutinio amžiaus krizė. Tai čia sako, kad vidutinės amžiaus krizės žmonės savo užsibrėžė šitą tikslą ir daug žmonių labai iš pasaulio viso susirinka žmonės, ypatingai irgi verslininkai, tie patys labai pasisekę žmonės. Ten savo metą iššūkį ir įveikia tas distancijas. Žinai, ten netgi nėra galbūt tikslas netgi
prizinės vietas ten kažkokias Šansų. paimti, jo. Nes ten jau ten, žinai, žmonės pašventę savo gyvenimą yra tam. Bet įveikti vien tą distanciją čia yra... Žinai, pradėkim nuo to, kad dėl tos disciplinos. Taip. Tai okei, tu turi 6 mėnesius, pavyzdžiui, mano atveju. Tai tu nusistatai, kad okei, noriu padaryti, Yeah. viską darysiu, kad padaryti. Na, čia tokia savo gimtadienio dovana. Galvoju, pasidarysiu, vat. Toptelio gimtadienis, galvoju, ai, davai, varau. O ko ne? Iš charakterio, nu. Ačiū, su tokiam dovanom. Tai, jo, tai, žinai, pratęsiant temą. Aš sakyčiau, jeigu man draugai sakytų tavo gimtadienio progą, mes tave užregistravome ir man, sakyčiau, Ne, jūs man nebe draugai. Ne, bet čia aš pats savo pasidariau. Aš supratau. Jo, tai negali kaltinti. Mm. Ir kitas dalykas, tai va, aš nusprendžiu, žinai, pasitikrinsiu aš tą savo charakterį, kad aš čia galiu aš tą padaryti ar negaliu. Mm. Nebuvo tikrai tikslas, buvo tikslas apskritai padaryti, nes yra laiko limitas, yra visur laiko limitas, plaukime, dviratė, bėgime. Kiek laiko limitas? Atsimeni? Plaukime 2:20. Per 2 valandas 20 minučių turi praplaukti. Tai va, tai... Žodžiu, Beveik 4 kilometrus. Jo, tai žmonės nedarykit tokios klaidos, nuo sofos atsistoja, nedarykit didelių dalykų. Tai yra sveikatai pavojinga, pavojinga viskam, nes tu tiesiog bet kokį dalyką darant kažką aukoji gyvenime. Taip. Ir sveikatai galbūt šeimos laiką ir visą kitą, tai ir darbus. Labiausiai tai sveikata. Taip ir, žinai, mano pamokas yra išmoktas. Aš 7 kartus sirgau per 6 mėnesius, nualino organizmą, 3 kartų vėmiau, nes vėmimus buvo tiesiog naktį atsikeli ir nuo to vėmi, kad per didelis krūvis. Nes nesugeba atsistatyti organizmas. Jo, nes tu, žinai, taigi treniruotė plane parašyta, kad reikia padaryti. Yeah. Eini ir darai. Nesvarbu, ar 5 ryte, ar 11 nakties. Eini, bėgi, darai tą treniruotę, nes jinai parašyta. O kaip tu nepadarysi? O kas tu parašė apie treniruotę? Tai treneris. Tai buvo? Ja, aš, žinai, jis ten kiekvieną dieną manęs neprižiūrėjo, žinai. Ja. Kitas dalykas, planas parašytas, žinai, paklausi, kaip sekas. Tai gerai sekas, aišku. Kaip kitaip atsakysi? Na, ką aš sakysiu, žiūrėk, kažkaip... Patingėjau. Patingėjau, nepadariau. Tai žodžiu, maksimaliai stengiasi daryti ir viskas. Ir kažkaip pavyko padaryti sunkiai, bet... Aš pamenu, tau dar prieš atvažiuojant, o išskrendant, tu dar vaikščiai į salį, mes dar su tam treniruotę darėm. Aš tada vėmiau. Jo, visas perbliškės buvo ir tas temperatūra, matau. Normalu, kad ir temperatūra šiek tiek buvo. Tai organizmas išsekęs buvo. Tai žodžiu, tai žinai, discipliną gali trumpajam laikotarpiui įveikti, bet ilgajam laikotarpiui, reikia poilsio. Organizmui reikia poilsio, galvai reikia poilsio. Turi turėti mėgiamus dalykus gyvenime, tai nepamirškit pasimėgauti, pailsėti, nes poilsis yra pats svarbiausias dalykas, gal net sporte, miegas ir poilsis. To, ką mes mažiausiai galbūt įvertinam. Tai, kaip suprantu, norint išlaikyti tą discipliną ir motivaciją, tu turi į poilsį atsižvelgti lygiai taip pat kaip ir į treniruotės, į darbą, į tikslus ir panašiai. Būtent. Nes poilsis turi būti lygiai tokia pat rutina, kaip valytis dantis. Ir miegas. Sunku tai suvokti. Sunku ir man. Nes nuo vaikystės, nuo paauglystės turbūt tai buvo kalma, tai galvos nepadarysi, kol tu mėgi, tavo konkurentai dirba. Bet būtent. Man sunkiai sekasi irgi su tuo, žinai, kovoti, tiesą pasakius. Neinu aš ten mėgoti labai anksti. Kaip Vilmos dirbė, žinai, čia gal lyga, žinai, darboholizmas gal kažkoks. Daug dievė, kažkada išmoksim. Ir naują kartą užauginsim protingesnę. Tai aš tai dar jaunas. Supratau. Koks yra tavo asmeninis požiūris į nuolatinį tobulėjimą? Kaip neprarasti, alkio siekti daugiau? Įdomus klausimas. Žinai. Vis pirma, reikėtų atsakyti, kodėl tu tą darai. Mes visi dėl kažko darom. Kokia yra tavo motivacija? Kodėl tu tą darai? Tai jeigu tu turi... What is your why? Jo, tai
jeigu tu turi dėl ko stengtis, dėl ko daryti, aš nemanau, kad tau ilgoje perspektyvai tą sutrukdys pasiekti. Sakykime, galbūt nepavyks gerai tai pasiekti kaip kažkam, galbūt ne taip sėkmingai, ne taip pelningai, jeigu kalbam apie verslą arba, nežinau, apie sportą, galbūt rezultatas tavo matysis po metų, o ne, žinai, kaip kitam prieš greičiau, vėliau metais, negu kitas to pasiekė, sakykime. Tai, žinai, bet tugi turi savo stotelę, turi savo kelią ir, žinai, negali žiūrėti į kitą, kad, jeigu, žinai, aš galėčiau, arba jam pasisekė, žinai, ten. Būna, tai pasisekė, bet nebūtinai. Tai nebūtinai tau pasiseks, bet ir nebūtinai, bet ir nebūtinai tau nepasiseks. Bet, žinai. Bet nepratęsęs, nežinosi. Žiūrėk, man gali nepasisekti, bet aš tai nepasiduosiu. Būtent. Jei galėtum duoti vieną patarimą žmogui, kuris jaučiasi užstrigęs ir nemato progreso, ką jam pasakytum? Reikėtų išanalizuoti, kodėl tas progreso nėra. Dėl ko? Ar žmogus, vėl grįžtam prie poilsio, ar gerai pailsi, gal per daug treniruočių, o gal per mažai treniruočių. Gal jis galvoja, kad jam užtenka 1 valandos per savaitę sportuoti, o gal 2. Ir jis tada galvoja, aš 2 kartus per savaitę einu į salę, o nėra rezultatų, kaip nėra. Tai normalu, nebus tokių rezultatų greitų. Rezultatai bus, bet jie nebus tokie greiti, jeigu žmogus eis 4 kartus. Tai kiek rekomenduotum eiti? Priklausomai kam. Paimkim. Paprastas žmogus, kuris nori pradėti ir pasidaryti, paskiau nusimesti lyšną svorį, susideginti biškį ribaliuko ir pasidaryti normalią formą. Pavyzdžiui, vyrišką, moterišką, ta forma. Pradėkit apskritai nuo mažų dalykų. Pradėkit ateiti į salę. Pirmas dalykas. Pradėkit ateiti į salę 1 kartą per savaitę. Ir pabūkit joje, nebūtinai valandą, bet pabūkit 30 minučių. Tada pradėkit po 2 savaičių bandyti 2 kartus ateiti. Kaip pavyzdį, žinai, tai tiesiog namie per laisvas dienas padaryk 10 pritupimų ir nueik, nežinau, 1 kilometrų, jeigu tu visiškai nejudi. Tai pradėk nuo mažų dalykų ir tada po truputį jas didink. Nes žmonių yra pagrindinė klaida. Atėjau, darau daug, tada užlūžta motyvacija, nes nematau rezultatų, B yra nuovargis. Taip. Neatsistatai ir tada sako, tai kam aš čia žinai. O tai tu tą riebulą, atsiprašant, auginai 10 metų ir tu dabar nori numesti per savaitę. Sorry, ne. Nebūna taip. Reikės biškį paplušėti. Atsargės. Jo, tai tokia yra realybė. Reikia realybė kartais pasižiūrėti į akis ir pradėti veikti nuo mažų dalykų. Ačiū, Andriau. Dabar turiu dar kelis tokius briefinius klausimus. Skelk. Kaip tam manai, ar sportininkai treniruojasi per daug? Kur riba tarp progreso ir perdegimo? Pirmas dalykas, pasižiūrim individualiai į sportininką. Ar sportininkas bendrai atsigauna po intensyvių treniruočių. Kaip pavyzdys, ar jisai po paros sugeba dar vis vaikščioti, ar po 48 valandų jisai jaučiasi atsistatęs ar ne. Jeigu jis jaučiasi myręs, tai galbūt jis per daug sportuoja. Kitas dalykas, turim device'us laikrodžius, ne? Ir ten labai, pavyzdžiui, pas Garminą labai gerai galima pamatyti, ar tu atsistatai ar ne. Jeigu ilgą laiką naudoji laikrodį, jis labai gerai tau parodys. Tai ir mes ir su taim kartais pasižiūrim ir aš jau žinau, kaip tu jautiesi. Man nieko sakyti net nereikia. Ir pataikau 99%, kad taip ir yra. Tai labai paprastas dalykas. Trekinti, sekti, nuolatos, užsirašinėti galiausiai. Kiek valgiai, kiek miegoji, kiek vandens išgėriai. Ir nuo mažų dalykų pradėkite žiūrėti ir tada suprasite, ar čia yra per daug, ar čia yra per mažai. Kitas dalykas, nepamirškite tyrimų darytis.
Kraujo. Jo, tai irgi daug ką gali parodyti. Kokie yra didžiausi mitai apie fizinį pasirengimą ir sportinę mitybą? Kad užtenka galbūt padaryti tik su savo kūno svoriu pratimus. Ar to užteks? Kitas dalykas, labai, nežinau, šiai dienai, bet anksčiau visi labai akcentuodavo bėgimus, tas ilgas distancijas. Krosus tos vadinamus. Krosus. Boksui aš suprantu, tinka. Profesionaliam boksui, ten kur daug 12 raundų. Jo, ten viskas okei. Ar, pavyzdžiui, kickboksui, ar MMA, reikia tų krosų tiek. Ar krepšininkam reikia krosų? Ne. Futbolininkam? Ne. Tai su futbolu negaliu tiksliai atsakyti. Nelabai aš tiesą pasakius įsigilinęs labai į situaciją, bet futbole vis tiek dominuoja galingumas, sprogstama jėga. Nors jie ir kilometražą didelį nubėga. Bet čia yra esminis dalykas. Tai jeigu tu daug krosų bėgiosi, tai tu, žinai, lavinsi ne greitasis skaidulas, o lėtasis. Tai tikriausiai bus blogai. O sportinė mityba? Na, žmonės prisigalvoja visokių mitybų. Ko tu žiūrisi, mane šypsosi? Ne, aš žiūriu Instagram. Žmonės. Kartais prisigalvoja ir tu mėgsti. Aš mėgstu eksperimentuoti, taip, aš mėgstu ant savo skūros išbandyti įvairias mitybas ir pažiūrėti, kokį rezultatą tu nuo to jauti. Ir daugelį tų mitybų iš tikrųjų fantastiškai jautiesi pirmą laiką, kol tu dar esi galbūt nepasirašymo stadijoje. Būtent. Tai mes paminėkim, kad kas sportuoja intensyvų sportą, pro atletai visi turi, žinai, intensyvės treniruotės, apie žaidimus, sakykime, ar kovinį sportą. Tai, pavyzdžiui, kartais galbūt keto dieta ne visada yra pats geriausias pasirinkimas, turint 3 treniruotės per dieną. Sakyčiau, retkarčiais. Tai... ne visada. O apie mitus, žinok, nesu aš labai girdėjęs tokių kažkokių crazy mitų, bet galbūt tas pasirinkimas turėtų būti protingesnis. Kartais trenerių gal reikia paklausyti. Supratau. Gerai, Andriu, mūsų pokalbis eina link galo ir aš noriu užduoti tau savo užbaigimuosius 5 klausimus, turbūt esi girdėjęs jūs. Nesu tikras. Nesi tikras, nežiūrės po mano pagas. Esu žiūrėjęs. Bet ne iki galo. Bet ne iki galo! Taip, tokia ilgi, kad užknysdavo žiūrėti. Yra tiesos ilgokė. Ilgokė, bet aš kadangi labai daug laiko neturiu, tai jo, bet kokį podcastą aš per vieną kartą niekad neperžiūriu. Ne, tai per vieną kartą nereikia, aš pats neišklausyčiau tiek. Per 2-3 kartus. Nes... Bet nemažai žiūrėjęs. Malonu. Tai vat pasakyk tu man, Andriau Biriulinai, šiai dienai, ar tu esi laimingas žmogus? Čia klausimai pas tave. Ar aš laimingas? Taip. Širdim, siela. Žinai, ne viskas yra juoda, balta. Kitas dalykas, esu šiek tiek egoistas. Pasižiūriu, žinai, pirmiausia, gal kartais į save. Tai dėl tos priežasties aš bandau kurti dalykus. Aš darau gyvenime, kas man patinka. Retai darau, kas man nepatinka. Bet galbūt turiu kitą pusę, tą egoizmo laimiai. Tai yra tas rezultatas kitų žmonių. Kai aš minėjau tau, matau rezultatą, kad žmogus pasiekė, man smagu. Aš tada džiaugiuosi. Kai žinai, kad esi prisidėjęs prie to. Jo, tai bet kokia pergalė, sakau, prisitraukimas, galbūt jis išstumė nuo krūtinės, ten štangą, kiek norėjo. Galiausiai atsikratė skausmo. Čia yra fainas dalykas. Bet kitas dalykas su ta laimė. Žinai, tiesą sakant, dažnai aš būnu pavargęs, dažnai daug dirbu ir viskas būna užknisa. Tai tell me about it. Žinai, jeigu taip atvirai, tai tikrai tas
žinai, laimės kartais tu nejauti, bet ir kai grįžti namo, žinai, ten turiu dukrą, kaip pavyzdys, vakar grįžau, žinai, žiūrėjau miegą, bliam, širdis skauda, žinai, bet atbėgo, žinai, išgirdo, žinai, dar nemėgo pasirodo, žinai, klausė, vėl sako, tėti, vėl ilgai dirbai, taip, bliam, aš tak, žinai, net širdį suspaudė, toks, sakau, žinai, atsiprašau, sakau, nieko, sakau, tėti, aš to atleidžiu, sakau, myliu, apkabinu. Čia yra, žinai, laimė šitame dalyke, bet, žinai, lieka tie trupinukai, žinai, o apibendrinus dalykus apie tą laimę, žinai, susirinkė tuos vadinamas savo tas problemas, tikslus, eini į tą susikrauni kuprinę, eini į tą kalną žygiuoji viršų, sutinkite įdomių žmonės. Aš per savo laiką tiek žmonių išmokau. Aš buvau visiškai kitas žmogus. Tai ačiū man, mėlyje mano mokiniai, aš jūsų be galo daug išmokau. Iš kiekvieno tikrai pasiėmiau kažkokių dalykų, geriausių skilsų ir dar vis mokausi. Tai sutinki tame kalne kažkokius žmonės, įdomius, galbūt kartais neįdomius. Kartais tau pakeliui būna, bet, žinai, kartais keliai išsiskiria su jais ir toks būna liūdna. Bet šiaip visumoji tai faktas. Aš esu laimingas, nes aš darau tai, ką aš noriu, bet viskas turi savo kainą. Dienos gale. Svarbiausia, kad vis tiek laimingas žmogus. Ja. Ir labai teisingai pasakai, kad viskas turi savo kainą. Čia aš 100% tam sutinku. Sakyk, ar savo kelio pradžioje būtum įsivaizdavęs, kad tu nueisi tokią kelią, kad gausi tiek žinių, gausi tiek patirties, kad visgi netapsi profesionaliu krepšininku, kad pradėsi treniruoti profesionalius atletus, pradėsi salės veiklą. Be šansų. Aš buvau Marozas. Aš esu tas, kas mane galbūt pažįsta nuo vaikystės. Ar dar kažkaip, žinai, moksluose aš nebuvau stiprus. Galėdavau mane salėje pastoviai rasti. Buvo mano svajonės, atsimenu, wow, jeigu aš patekčiau ten į rinktinę. Arba ten, žinai, kai pradėjau treniruoti, wow, jeigu aš ten atletą kažkokią treniruočiau, tai būtų ten kosmosas. Ir aš kartais nemoku pasidžiaugti mažais dalykais. Aš, ta prasme, man kol nedavęs tas dalykas iki galo, tol aš nemoku pasidžiaugti ir tada toks, žinai, lauki jo ir kartais tiesiog nesulauki, bet galiausiai dar vakarą su kolega kalbėjom. Na, aš sakau, aš nebūčiau net pagalvojęs, kad aš kažkada atsidursiu čia, kur esu. Ir aš sakau, aš be galo laimingas dėl to ir tiesiog čia yra nuostabu, kiek aš galiu pasiimti iš kitų žinių. Žinios yra, man atrodo, pagrindinis dalykas. Nu, čia pagrindinis turbūt ir ginklas, ir jėga. Ja. Pabandykim pasvajoti. Turėdamas galimybę sėsti į laiko mašiną ir grįžti į tavo tos Marozo laikus, koks būtų tavo patarimas pragyvenusius visą šitą gyvenimą tam jaunoliui? Aš sakyčiau, daugiau pasitikėjimo, nes aš buvau visiškai nedrąsus, nepasitikintis savimi, visą laiką abejojau sprendimais. Tai gal duočiau tokį, žinai, eik daryk, žinai, pradėk daryti. Nes visi mes mokam pakalbėti, bet mažai kas daro. O tu pradėk daryti. Ypatingai Facebook komentaruose. Jo, žmonės sako, aš pradėsiu, nežinau, ten daryti dalykus. Nu tai davai, nuo mažų dalykų pradėk. Tai aš duočiau tokį patarimą. Eik, daryk, apie tai, ką svajoji ir tikrai juodų darbo, nors truputėlį to, apie ką tu svajoji, tikrai turėsi. Galbūt neturėsi daug, bet nors gabalėlį to gausi. Ir gyvenime kartais to gabalėlį ir užtenka.
Kad būtum laimingas. Taip. Kur matai save už 10-20 metų? 10-20. Ja. Štatum po metų aš net Nu, neįsivaizduoju. tai jau verslininkas tapai, jau turėtų išmokti skaičiuoti. Kur norėtum save bent jau matyti? Apie 10 metų niekada dar nesu galvojęs, Mhm. bet aš taip įsivaizduoju, kad aš būsiu ten pat. Galbūt dirbsiu mažiau. Aš taip įsivaizduoju visą laiką, bet pas mane išeina tik daugiau. Tai galbūt pakeliausiu daugiau. Toks, bet čia gal dabar, žinai, toks šiek tiek nuovargį jaučiu, tai ir kalbu ten, kur jau. Kur Kur svajoju. aš jau, žinai, norėčiau, kur šilta, bet šiandien jau realis geras, gerėja, faina. Šiaip tiesą pasakius, norėčiau turėti didesnį salę. Dar didesnė salė. Norėčiau didelę salę turėti ir dalykus daryti joje. Bet čia šiandieną taip galvoju. Po metų galbūt aš galvosiu kitaip. Tai va, tai... Bet artimiausių metų, ką galiu pasakyti, tai tobulinsiu šitą salę ten, kur esu. Tobulinsiu savo erdvę. Atsirinksiu žmonės, kurie yra aplink mane. Yra, žinai, pagrindinė mano užduotis dabar. Apskritai. Labai gerai. Labai gražu. Na ir paskutinis tada mano prašymas. Šitą kamerą tavo, gali neskubėti į ją. Kokią žinutę norėtum palikti mūsų klausytojai? Paskutinis žodis tavo. Tai, mėly žiūrovai, galbūt mano patarimas būtų iš praktinės pusės. Nebijokit daryti dalykus, apie kuriuos jau svajojat. Ir pradėkit nuo mažų žingsnelių, nepasiduokit, nesuklupkit pirmai nesėkmė atėjus, nes čia nėra pabaiga. Tai yra galbūt naujo kelio pradžia. Išmokit tas pamokas ir paimkim paprastą dalyką sportą. Atėjote į salę, nepasisekė vieną kartą. Padarėt pertrauką, vėl nepasisekė antrą kartą, trečią kartą. Ateikit dar kartą, pabandykit pasportuoti, galbūt pasinaudosit mano patarimais, pradėkit nuo pusės valandos, pradėkit nuo 1 karto per savaitę, didinkit iki 2, taip ir gyvenime. Suklupot, einat vis tiek toliau, aukštyn galvą, kaip ir sakau, vieną dieną mes galim visi paverkti, bet jeigu mes turim kilnų tikslą, ir tas, kas jūs džiugina tikrai, tai pradėkit veikti, nes gyvenimas yra per trumpas. Atiduoti laiko kitiem, ne žmonėm, o kažkokiem nesvarbiem dalykam. Pradėkite galbūt vertinti ir gyvenime galbūt viskas pasikeis. Tai vat. Ačiū tau, Andriau, labai. Ačiū tau, kad pakvietei. Ačiū, kad atėjai pagaliau po kiek mėnesių. Draugai, ir jums labai esu dėkingas, kad esate kartu, kad stebėjote šį pokalbį. Taip pat noriu paminėti, kad kanalas būtų jums dėkingas, jeigu jūs palaikysite jį spausdami like, spausdami būtinai subscribe ir dindilin. Taip pat komentarą paliksite apačioje apie šį pokalbį. Taip pat nepamirškite paminėti, ką norėtumėt pamatyti ateityje, su galbūt netgi klausimais iš karto. Taip pat atskiras ačiū nuo manęs žmonėm, kurie palaiko mus ne tik žodžiu, bet ir veiksmu, Patreon bei Contribui platformos rėmėjams. Iš viso širdies jums ačiū, kad esate kartu. Iki sekančio karto.